Taigi sveiki atvykę į pamoką F2, dabar jau turim frazes, antrąją pamoką frazių iš F raidės ir iškart turim frazę žlugti, arba pavyzdžiui atkristi, mes sakom galbūt lietuviškai, ar ne, nu tiesiog atkrito kažkoks dalykas, ar ne. Tai pavyzdžiui yra to fall through. Tai tarkim, mūsų savaitgalio planai žlugo. Tai mūsų savaitgalio planai, our plans for the weekend, ar ne, our plans for the weekend, mūsų planai savaitgaliui, fell through, antra forma. Our plans for the weekend fell through. Ar sandoris žlugo? Sandoris būtų deal, kaip dealas, ar ne? Tai did, praeitie, did the deal fall through, jau ant pirma forma, ar ne? Fall through, nebe fell through, bet fall through. Did the deal fall through? Nepaisant sunkumų, derybos nesibaigė. Mes angliškai sakysime derybos nesibaigė, nes nepaisant sunkumų. Nes visą kaip sakau, anglų kalboje stenkimės visada sakyti, kas atlieka veiksmą, kokį veiksmą atlieka ir tada jau ten visi papildomi dalykai. Tai yra tokia paprasčiausia anglų kalba ir jinai, jeigu jinai skamba primityviai lietuviškai, jinai neskamba primityviai angliškai, nes dažniausiai anglų kalboje taip ir naudojam. Okay, tai the negotiation didn't fall through, despite the difficulties. Žinom, nepaisant ar ne, despite the difficulties, nepaisant sunkumų, tikrai turėjom tą frazę jau, despite the difficulties. The negotiation, darybos, the negotiation didn't fall through, despite the difficulties. Dabar norėti, turėti tam jėgų, jaustis, ta prasme jaustis, nu, vat, aš jaučiu, kad noriu, ar ne? Tai yra to feel up to. Tai jaustis į viršų iki, vos nesakom, ar ne? Na, pavyzdžiui, aš nesijaučiu pajėgus šiandien vakare išeiti. Tai išeiti turim omeny išeiti į miestą, angliškai sakom to go out. Tik tai dažnai bus po šito feel up to, mes turėsim veiksmažodį su ing galūne. Tai pavyzdžiui, sakysime, aš nefylinu ėjimo į miestą šį vakarą. I don't feel up to going out tonight. I don't feel up to going out tonight. Pavyzdžiui, ar dabar jautiesi pajėgus aptarti ataskaitą? Ataskaita būtų report arba the report, nes šiuo atveju mes žinom, apie kokią ataskaitą kalba eina. Tai pavyzdžiui, do you feel up to discussing, aptarti, diskutuoti. Do you feel up to discussing the report now? Do you feel up to discussing the report now? Do you feel up to discussing the report now? Po ligos jis nesijautė pajėgus bėgti maratoną, ar ne? Tai maratonas yra marathon, after illness, po ligos. Tai angliškai sakysime, jis nesijautė pajėgus bėgti maratoną po ligos, ar ne? Vėlgi dėliojam veiksmą, kas atlieka veiksmą, veiksmas ir taip toliau. Tai he didn't feel up to running the marathon after his illness. Illness, liga, ar ne? He didn't feel up to running the marathon after his illness. Dabar priešintis, kovoti, tai būtų to fight back. Iš esmės ir sakome kovoti atgal, ar ne? Tai pavyzdžiui, ji priešinosi kaltinimams. She fought back, ar ne? Against, prieš kaltinimus. She fought back against the accusations. Ar atsakysi, jei būsi išprovokuotas, ar ne? Lygiai tas pats būtų, ar atsakysi, jei būsi išprovokuota, ar ne? Nesvarbu, čia giminė nesvarbė. Will you fight back ateityje, ar ne? Will you fight back? If provoked, jei išprovokuotas, sakom, ar ne? Net nesakom būsi. Will you
fight back if provoked, užtenka šito, ar ne? Galima, žinoma, kaip kondicinį sakyti, will you fight back if you are provoked, ar ne, esamuoju laiku, bet tiesiog if provoked irgi pakankamai šitą vietą yra. Jis nesipriešino, kai buvo neteisingai apkaltintas. Jis nesipriešino, kai buvo neteisingai apkaltintas. He didn't fight back when criticized unfairly. Kai buvo neteisingai kritikuojamas, gal criticized labiau kritikuojamas būtų, he didn't fight back when criticized unfairly, arba apkaltintas, arba kritikuojamas. Okay? Criticized unfairly. Jeigu norim sakyti apkaltintas, tai būtų judged unfairly. Judge yra teisėjas, tai judged, apkaltintas, nuteistas neteisingai, judged unfairly. Unfairly tai būtų, nesąžiningai, ar ne? Planuoti, numatyti, tai bus to figure on, ar ne? To figure on. Tai pavyzdžiui, mes planuojame rytoj anksti išvykti. We are, čia sakome, kadangi planuojame šiuo momentu, galime naudoti esamąjį laiką, tai į ateitį, continuous laiką. We are figuring on leaving early tomorrow. We are figuring on leaving early tomorrow. We are figuring on leaving early tomorrow. Ar buvo numatytos šios papildomos išlaidos? Ar buvo numatytos šios papildomos išlaidos? Ar tu figuroninai, ar ne, ant šitų papildomų išlaidų? Did you figure on these additional costs? Ji neatsižvelgė į spūstis ir pavėlavo. Tai traffic būtų spūstis arba tiesiog eismas. Tai sakytumėm, she didn't figure on the traffic and was late. She didn't figure on the traffic and was late. She didn't figure on the traffic and was late. Šiaip nėra labai dažnai naudojama frazė figure on, bet įdėjau ją tiesiog, nes vis tiek reikėtų ją žinoti. Tai yra viena iš tų galbūt dažnesnių frazių, bet viena iš šitų galbūt mažiau naudojamų. Užpildyti, pavaduoti, informuoti yra to fill in. Ir matysit, kad to fill out, tiek in, tiek out, tiek kas liečia užpildymą, pavyzdžiui, dokumentų, turi labai panašią prasme. Bet pavaduoti ypatingai yra fill in. Pavyzdžiui, prašome užpildyti formą prieš susitikimą. Tai mes sakysime prieš jūsų susitikimą, prieš tavo susitikimą, before your appointment. Bet please, prašome, fill in, čia liepiamoji nuosaka, mums nereikia asmens, please fill in the form, please fill in the form before your appointment. Before your appointment. Ar galėtum pavaduoti mane, kol manęs nebus, ar ne? Ar galėtum pavaduoti mane, kol manęs nebus? Kaip tai skambėtum, kol manęs nebus? Can you, ar galėtum tu, ar ne? Can you fill in for me, už mane, ar ne? Can you fill in for me while call I am away? Aš esu išvykęs. Can you fill in for me while I am away? Can you fill in for me while I am away? Can you fill in for me while I am away? Arba I'm away. Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie incidentą. Tai būtų, pavyzdžiui, jisai nesuteikė papildomos informacijos. He didn't fill in the details, detalių. He didn't fill in the details apie įvykį, apie incidentą, about the incident. He didn't fill in the details about the incident. He didn't fill in the details about the incident. Dabar suvesti, užpildyti, tai dažniau naudosime to fill out. To fill out. Pavyzdžiui, užpildykite šią paraišką, norėdami pretenduoti į darbą. Liepiamoji nuosaka. Fill out this application to apply for the job. Fill out this application to apply for the job. To apply for the job. Kad pretenduoti į darbą. Fill out this application, šią aplikaciją, šią paraišką, to apply for the job. Ar teisingai užpildėte ataskaitą? Tai ataskaitą jau turėjom prieš tai, yra report, teisingai yra correctly. Tai klausiu, ar išfilinote šitą reportą teisingai? Did you fill out the report correctly? Did you fill out the report correctly?
Ji ne visiškai užpildė anketą. She didn't fill out the questionnaire, ar ne? Questionnaire, toks, question yra klausimas, questionnaire, tai yra daug klausimų sudėta. Ten, pavyzdžiui, kur dirbat, ką veikiat, kiek žmonių jūsų šeimoje ir taip toliau, tai čia būtų questionnaire. She didn't fill out the questionnaire completely. Visiškai, ar ne? Ji neužpildė to questionnaires pilnai. She didn't fill out the questionnaire completely. Dabar pripildyti yra to fill up. Fill yra, pildyti, o up į viršų. Tai pripildyti iki viršaus. Tai, pavyzdžiui, prieš kelionę užpildykite baką. Tai pripildyti, užpildyti, iš esmės tas pats, ar ne? Tai liepiamoji nuosaka. Fill up. Dabar įdomu tai, kad anglų kalboje bakas yra the tank, kaip tankas mūsų kalboje. Fill up the tank before the trip, prieš kelionę. Fill up the tank before the trip. Ar turėčiau užpildyti vandens butelius? Ar turėčiau? Pamenat? Should, ar ne? Ar turėsiu? Will I? Ar turėjau? Did I? Ar ne? Ar galiu? Can I? Bet ar turėčiau? Should I fill up the water bottles? Kaip įprasta, jie neužpildė stiklainio sausainiais. Arba, tiksliau, galbūt jie neužpildė stiklainio sausainiais, kaip įprasta yra. Užpildo, ar ne? Tai he didn't fill up the jar. Stiklainis. He didn't fill up the jar with cookies as usual, ar ne? Pas tiek anglus, tiek galbūt amerikiečius labiau sausainius įprasta stiklainiuose laikyti. Sužinoti yra to find out. Išsiaiškinti, sužinoti. Sužinojau tiesą apie incidentą. Žinom, kad incidentas yra incident, ar ne? Tai aš išsiaiškinau. I found out, praeityje, antra forma. I found out the truth. Tiesa. I found out the truth about the incident. I found out the truth about the incident. Kada sužinojote apie pakeitimą? Tai pakeitimas būtų the change. When did you find, dabar jau nebe found, bet find, nes turim did. When did you find out about the change? Kada sužinojote apie incidentą? When did you find out about the incident? Ar ne? When did you find out about? Jie sužinojo apie vakarėlį per vėlai. Tai dabar anglų kalboje mes galim pasakyti tai found out about the party too late, galiu sakyti, ar ne? They found out about the party too late. Bet yra ir kitas būdas. Nes žiūrėkit, jeigu aš sakau they found out about the party too late, aš iš esmės taip ir sakau, jie sužinojo apie vakarėlį per vėlai. Bet angliškai aš galiu sakyti ir tokį sakinį. They didn't find out, ar ne? They didn't find out about the party until it was too late. Tai jeigu išversti, tai būtų they didn't find out about the party, jie nesužinojo apie vakarėlį iki tol, kol jau buvo per vėlu. Until it was too late. They didn't find out about the party until it was too late. Dabar sutvarkyti yra to fix up, sutvarkyti į viršų, nes to fix yra tvarkyti, ar ne, o fix up, sutvarkyti viršų iki galo, ar ne. Tai pavyzdžiui, jie sutvarkė seną namą, kad jį parduotų. They fixed up the old house to sell it, parduoti. Mes anglų kalboje net nesakom tam, kad kažkokios frazės galim įdėti, pavyzdžiui, so as to, čia būtų toks kaip tam, kad. Bet netgi to nereikia. Aš angliškai sakau, jie sutvarkė seną namą parduoti. They fixed up the old house to sell it, ar ne, bendratis. To sell it, parduoti jį. Jie sutvarkė seną namą parduoti jį. Ar galite susitvarkyti susitikimą su klientu?
Tai dabar angliškai tai priskambėtų, can you fix up a meeting with the client, ar ne? Bet tai nebūtų susitvarkyti susitikimą, nes to fix up mes galim naudoti, pavyzdžiui, ir kaip, tarkim, suorganizuoti. Suorganizuoti, ar ne? Suorganizuoti, can you fix up a meeting with a client? Can you fix up a meeting with a client? Irgi bus suorganizuoti, ar ne? Tai pavyzdžiui, galėtų dar būti irgi, jis nesutvarkė automobilio, kaip pažadėjo. Tai kaip pažadėjo, as he promised, turėjom šitą frazę, no, as he promised, tai he didn't fix up the car as he promised. He didn't fix up the car as he promised. He didn't fix up the car as he promised. Dabar išeiti iš proto, labai susierzinti ir stipriai sureaguoti, visos šitos frazės tai yra to flip out. Labai patinka man tas pasakymas, nes flip yra šiaip apsiversti, to flip, bet out, nu taip pat į laukan, apsiverst laukan, apsivertė viskas, ar ne? Nu, išeiti iš proto labai geras, galbūt būtų vertimas, ar ne? Arba, aš tai sakyčiau, stipriai sureaguot labiausiai, tai reiškia, nu, pavyzdžiui, ji visiškai išėjo iš proto išgirdus naujienas, ar ne? Nu, tiesiog pakriko protas, ar ne? Va, pradėjo siautėt. She completely, ji visiškai, ar ne? She completely flipped out, taisyklingas veiksmažodis, antra forma, įdį galūnę, flipped out, she completely flipped out when she heard the news, kai išgirdo žinias. She completely flipped out when she heard the news. She completely flipped out when she heard the news. Ar jis išėjo iš proto dėl avarijos? Nu, aš galbūt sakyčiau labiau stipriai sureagavo, ar ne? Did he flip out? Did he flip out over the accident? Over the accident. Virš kažko tai, ant kažko tai, dėl kažko tai, over the accident, ar ne? Pavyzdžiui, nepaisant streso, jis neišėjo iš proto. Ar ne? Nu, nepakriko, nes nereagavo stipriai. Tai he didn't flip out despite the stress. He didn't flip out despite the stress. To flip out, tai būtų toks, nu, pradėt šaukt ant žmonių, kažkokią sceną iškelt, ar ten koks panikos priepuolis ištinka, ar dar kas nors, tai va čia visą tai būtų flip out, ar ne? To flip out. To despite the stress. He didn't flip out despite the stress, arba despite the stress, he didn't flip out. Galėtumėm ir taip dėti. Atsiliepti, suteikti grįžtamą ryšį yra to follow up. Follow up, nes follow yra sekti, o up yra į viršų. Bet vėlgi, nu kaip sakau, kartais ta prasmė nebūtinai išlieka. Tiesiog follow up yra atsiliepti į laišką, pavyzdžiui, į kažkokį tai atsakymą. Iš esmės follow up būtų, pavyzdžiui, aš kažkam prašau, žmogus atsako man, o čia man dar patikslinti trūks informacijos ir mano atsakymas būtų follow up. Ar ne? Bet grįžtamasis ryšys irgi yra follow up. Tu, pavyzdžiui, prašau atsiliepti klientui į jo prašymą. Prašau atsiliepti klientui į jo prašymą, tai būtų please, prašau, žinom, ar ne, puikus žodis, please follow up with the customer on their request. Please follow up su klientu with the customer ant jo užklausos prašymo, on their request. Please follow up with the customer on their request. Ar atsiliepėte į elektroninį laišką, kurį jums išsiunčiau? Did you follow up? Did you follow up on the email I sent you? Galima būtų panaudoti, ar ne? Did you follow up on the email I sent you? Bet šita frazė, did you follow up on the email, galėtų būti netgi ir kitaip panaudota. Jūs kai dirbat pardavimuose, ar ne? Ir įsiunčiat pasiūlymą klientui. Tai užklausti jo, kaip tas pasiūlymas, ar ten tiko, ar kainos geros, ar pristatymo laikas, ar dar kažkas, tai ir visą tai tinkama, mano paklausimas apie mano rašytą laišką ir yra follow-up. Irgi lygiai taip pat, ar ne? Aš follow-upinu ant prieš tai išsiųsto pasiūlymo savo, ar ne? Tai čia toks irgi į abi pusės gali būti. Ji nesusisiekė su konferencijoje gautais kontaktais. Tai va, irgi būtų labai puikus follow-up pavyzdys, ar ne? Tai konferencijai susitikom, parodoj, kažkur bendravom, paliko kontaktus ir kad aš toliau tęsčiau bendravimą, tai yra to follow up. Tai sako, she didn't follow up, ji nesusisiekė. She didn't follow up with the leads. Leads yra
kontaktai, galėtų būti ir contacts, bet leads yra kai, potencialus pardaviminiai kontaktai. Gal reikės ateityje padaryti kursą ir pardaviminės anglų kalbos, iš tikrųjų būtų labai, manau, irgi naudinga kam nors tai. She didn't follow up with the leads from the conference. She didn't follow up with the leads from the conference. She didn't follow up with the leads from the conference. Iš konferencijos, ar ne? Dabar kvailioti žaisti, tai būtų to fool around. To fool around, kvailioti aplink, pažodžiui sakom, ar ne? Tai sakau, nustok žaisti ir imkis darbo. Nustok žaisti ir imkis darbo. Stop fooling around, ar ne? Baik kvailiojimą, dėl to, kadangi turiu daiktavardinę formą, naudoju ingalūnę. Stop fooling around and get to work. Eik prie darbo, to work, eik dirbti, ar ne? Get, aš sakau, gauk dirbti, bet angliškai sakom get to work, get to job, get to your, nežinau, purpose, ar ne? Tikslas ir taip toliau. Ar manote, kad jie tiesiog žaidė? Tai reiškia, pamatė žmonės kokius besiginčiančius ten, galbūt besimušančius lengvai, ar ne? Ir sako, ar manot, kad čia tiesiog žaidė? Do you think they were just, jie tiesiog fooling around? Do you think they were just fooling around? Jis nežaidė rimtais klausimais. He didn't fool around when it came to serious matters. Irgi gera frazė. When it comes to, kai ateina iki, kas, tiesiog čia reiškia, kas liečia. He didn't fool around when it came to, nes praeitie, kas lietė serious matters, arba serious questions, ar ne, galėtų būti irgi questions. But matters, tai yra temos tokios irgi, matters, dalykai. Tai he didn't fool around when it came to serious matters. Dabar išsigąsti yra to freak out. Ji išsigando pamačiusi vorą. Tai she freaked out when she saw the spider. Ar galėtų būti flipped out? Vienareikšmiškai. Galim sakyti čia she flipped out when she saw the spider. Pradėjo šokinėti, rėkti ir taip toliau. Tai tinka ar freaked out ir flipped out, ar ne? She freaked out when she saw the spider. Ar jis išsigando per audrą? Did he freak out? Jau be įdį galūnės, mes turim did. Did he freak out during the storm? Bet vėlgi, did he flip out during the storm? Lygiai taip pat, ko puikiausiai tinka. Jie neišsigando dėl egzamino rezultatų. Nesusierzino. They didn't freak out over, virš, dėl. They didn't freak out over the exam results. They didn't freak out over the exam results. Jie neišfreakouto dėl šitų egzamino rezultatų. Ir vėlgi, they didn't flip out over the exam results, irgi ko puikiausiai tinka. Ok, tai tokios frazės su F, kaip visada, komentaruose rašykit, naudokit pavyzdžius, kurkit sakinius, kartu taisomės, mokomės ir susiklausom jo kitoj pamokoj. Iki.